pasaka mano, kurioj nebėra apgalės. Ir nereikia mano iš saulės kaštus spindulių. Nes kas ją lietumą primins, tas vieną idėją. Išdegusi ugnį nuo žemės žvaigždžių lygių. Ir tuomet tas vienas vienintelis tam įsiduotas. Išgirsti tą žodį iš lūpų tavo saldžių. Bet nors svajonėm mintim šiltom apsaugom. Saulė. Taip dainavo Ugnė. Dėl mėnulio žiedadulkėm snigo, ūkanotoj gegužę naktį. Šįryt visos kasdieniškos knygos ir visi užrašai užversti. Nežinau. Paskutinio skambučio gal jūs laukėt be galo seniai? O gal metai jums buvo trumpučiai, kaip keli paprasti sakiniai. Girdite? Tai skamba paskutinis skambutis jums, abiturientai. Toks skambutis jau niekada neskambės. Nes jūs kvies nauji keliai, Naujas svajonės. nauji užmojai. Būti galvoj, savom spalvom keliai vingiuosis, puščiukėse audrų, minčių paklydusių. Bet vis skambės, skambutis paskutinis. Baltam žydėjime ir širdyje skambės. Jūs, abiturientai, ypatinga šios mokyklos laida, nes jūs paskutiniai gimnazijos abiturientai. Jūsų gyvenimo kelyje 2012 metai užverčia svarbų Juozo Tubelio gimnazijos puslapį. Upiliam tai prieki tekėti, žmogui pergalę savo tikėti. Ši diena neramins, ji prieš didelį kelią. Tokią skyrę gyvenimas darė. Reikia siekti, reikia dirbti ir kovoti. Savo išmintį, meilę gyvenimui, savo siekius, tikslus, dovanoti. Kviečiame žodį mūsų bendruomeniai, mūsų abiturientams, dvyliktokų tėveliams ir mokytojams, tarti gerbiamą gimnazijos direktorių Zenoną Pašiūką. Nurimo paskutinio skambučio įduos. Ir daugiau nebebus pratęsimo, nes nebėra šiam romanui raidos. Derlius. Šis derlius tai mūsų užaugę vaikai, ryžtingai žengiantys į ateitį nauja piliečių karta. Ir mūsų mintise yra suprantamas ir paaiškinamas. Be abejo, susikaupimas, mintys, gal ašara akyse, tai be abejo atsisveikinimas su mokykla, su savo klasės draugais, su mokiusiais mokytojais, su ta aplinka, kurioje jūs buvote, kūrėte, bėgiojate. Kiek 12 metų mokymosi kelią. Įgijote daug žinių, patirties, gebėjimų. Tačiau jūs pamenate ir jie jums tai leidžia prisiminti, kokie jūs buvote. Knyga. Mes dar įrašų padarysime, bet aš manau, kad mes ją tą knygą saugosime. Kitas mūsų visų čia viltis. Norėčiau, kad tie paukščiai skristų kartu ir gero jums skrydžio. Toks didelis ir nepažįstamas, toks naujas ir toks paslaptingas. Šiandienos pirmokėliai jūs pakvietė į šią salę, o dabar savo šokiu ir daina pirmokai primins jums vaikystę. Ar be ūsų visi klausė?
žadi. Juk dabar tokie laikai, kad be mokslų bus blogai. Aš jūs nevažiuosiu ten ir pinigus skaičiuoti. Aš matas ten demonstruosiu, figūrą dabar džiaugiuosi. Pasirinkta kaip gerai, bet iš kur tie pinigai? Kas nedirba, mielas vaikai, ten ir duonos drobnėje. O žinios, sveikata, štai gyvenimo pradžia. Kai žinių daugiau turėsim, gal ir ponais būt galėsim. Bėgėm, darėm 3 kartus. Vara, vara, vara! Iš akimirkų, ką tuo metu jautėme, matėme, galvojame, patyrėme. Mes negalime prisiminti ištisų metų, mėnesių, dienų, tik akimirkas. Daugiausia gauname iš gyvenimo, jeigu mokame džiaugtis kiekvieną akimirką. Jeigu ji graži, gera, toks tampa ir visas gyvenimas. Visa paslaptis surinkti kuo daugiau tokių akimirkų. Ar prisimeni, kai žaisdavote su lėlėmis, kaip tu mokai mergaitės derinti drabužėlius, kokia šukuosena kokiai lėliai tinka? O tu, Milda, ar prisimeni, kaip tu gražiai mokėdavai šypsotis, bet tik tu vienintelė sugebėdavai taip gražiai papūsti lūpytes, kai kas nors tau nepatikdavo? Klasėje nepavyko parašyti raidę B. Tada lyg kažkas jau suklijavo sąsiuvinio lapus. Tikriausiai, kad aš nepamačiau. O tu, Deividai, visada buvai džentelmenas, nes pro duris pirmiausia praleisdavai mergaitės. O tu, Faustai, teisybės ieškotojas buvai. Kovodavai dėl kiekvieno parašyto įvertinimo. Ir tavo ta pasakyta frazė man ir dabar ausyse skamba. Mokytoja, dabar aš pasakysiu visą teisybę. Ir tų akimirkų tikrai labai daug. Svarbu, kad jos lieka prisiminimuose. Visų pirmųjų mokytojų vardu linkiu jums, vaikai, iš mokyklos išsinešti kuo nuostabiausias akimirkas, o jūsų ateities gyvenime tegu kaupiasi pačios gražiausias, linksmiausias, teisingos ir geros akimirkos. Sėkmės jums, vaikai. Energingas žmogus nekantriu mostu susistabdė taksi. Paskubomis iššoko vidun ir tarė: lėk, kiek gali, visų greičiu. Sucypė padangos ir taksi šovė į priekį. Nurūko pagrindinė miesto gatve kaip raketa, palikdamas su savęs vien dulkių debesį. Po kiek laiko keleiviui šmėstelėjo abejonė. Palinkęs prie taksisto paklausė: ar aš jums pasakiau, kur reikia važiuoti? Vairuotojas ramiai atsiliepė: ne, bet aš lėkiu visų
greičiu. Taip galima pralėkti ir visą gyvenimą. Gerai, jeigu ko neužkliudysi, nenutrenksi, nesužeisi, daiktu arba žodžiu, neįskaudinsi, nepažeminsi. O jei taip atsitiktų, ar turėsi jėgų atsiprašyti? Šventė mokykloje tikrai neįprasta. Tai žino kodėl. Gal todėl, kad labai dažnai skamba žodis paskutinis. Ir kas supras, kas dedasi visų mūsų širdyse, kai atėjo toks metas. Metas, kai mūsų sūnus ir dukros užaugo. Metas, kai daug kas keisis. Labai keista, kad jau rytoj nežadinsim jūsų, kad nepavėluotumėte į mokyklą, o vakare nebeužduosime to nusibodusio klausimo, pamokas ar paruošį. Taigi, kad tas klausimas mums buvo labai svarbus ir labai mielas, ir mes jo pasiilgsim. Todėl šiandien norėtųsi pasakyti jums tiek daug, o laiko lieka tiek mažai. Todėl šiandien parašėm namuose laišką savo suaugusiam sūnui. Parašėm, paskui pagalvojom, galbūt jis tiks jums visiems. Ir gal tėveliai nesupyks, bet turbūt jis tiks ir nuo jūsų. O ir išaugai savo mokyklinius džinsus. Kampe palikai beveik tuščią kuprinę. Šįryt paskutinę pamoką išleidom tave rimtesnį nei visada, pasipuošusi ir tarsi pasiruošusi savarankiškam gyvenimui. Šiandien baigėsi mokyklinės tavo dienos. Atsisveikinsi su vaikystė, greit prasidės kitoks gyvenimo ritmas, kitokie įvykiai. Tik nežinau, sūnau, ar per tuos metus spėjai surasti atsakymus į visus savo vaikiškus klausimus. Kaip vien, ir daugumai jis buvo tik saldus. Tik jūs mums aiškinot, mums pavyzdį parodė. Šeima, ką reiškia, darbas ir šalia tavęs žmogus. Mama ir tėvė. Tik per jūs gyvenimą pažinam ir šiandien jaučiamės tvirti. Mes nenusivilnės, nenuvilsime, mes eisim ir sieksim, nes tikslą tarsi švyturį jau turime visi. Eisim.
Kodėl jis vis geriau? Kodėl jis vis neprasiau? Rašykite toliau, skaitykite prasiau. Keli, nebijok. Ir žodžio nenumesk. Kur kas baisiau, tai jo. Be jo ir mes nemes. Pilna žvaigždžių aukštai. Nakties lenta juoda. Atsidusti. Štai. Ir baigėsi greitai. Šypsena lyg saulė. Už geras akis. Į tą platų į pasaulį atvertas duris. Skiriame dainą mokytojams. Apsiniaukusi šalta. Jau ne taip svarbu. Svarbu suprast, kol mes kartu. Gyvenimas mums bus netoks baugus. Jau išauš diena baltam sode. Paliks mane, pamirš mane. Šitą dieną, o gal kita. O tu sakai, kad nieko amžinom nėra. Tai netiesa, tiesa yra tik ta, kas Dievo duoda, tas amžina yra. Tegul pasaulis eina po velnių, kai tau sunku, kai tau graudu. Tegul diena bus apsiniaukusi šalta. Kai jau ne taip svarbu. Svarbu suprast, kol mes kartu. Gyvenimas mums bus netoks baugus. Šalia tavęs nuvyli. Tegul pasaulis eina po velnių, kai tau sunku, kai tau graudu. Tegul diena bus apsiniaukusi šalta. Kai jau ne taip svarbu. Svarbu suprast, kol mes kartu. Gyvenimas mums bus netoks baugus. Išmokite cheminius indus, kad netektų raudonuoti kaip lakmusai.
Negalime nepaminėti ir mūsų mokyklos direktoriaus Zenono Pošiūno, kuris visada paklausdavo, kaip sekasi, paspausdavo ranką ir draugiškai patapšnaudavo per petį. Bulių plokštainiai, vištienos kepsniai, kurie 12-okams kartais tenka pasimėgauti po 5-8 klasių antplūdžio. Tai dažniausiai nelieka. Norime padėkoti mokyklai, išugdžiusiai mus protingus, gabius, mokinius, sportininkus, šokėjus, artistus ir visokius kokius. Didelis ačiū visiems. Širdis tikrai liko ir pelenai. Jaunystės vynas vaikus, bet metai aplenkė mus. Išbarstė juoką ir svajas. Mes dar galvojame.